Lukai. Labas. Tai labas ir sveiki atvykę į naują video. Tai šiandien turim sekmadienį ir ką mes veikiam ir kur važiuojam. Tai važiuojam pagaliau į tą Snøhyttos turą, į kurį važiuojam jau trečią. 300 meters, go straight at the roundabout. Second exit to E6. Į kurį važiuojam jau trečią kartą. Ir tikėkime, trečias kartas nemeluos ir mes į jį pakliūsim ir pateksim ir nueisim pagaliau. Čia tas pats žygis, kurį vieną kartą ėjom ir... ėjom, bet jis nebuvo dar atidarytas. Ta hyta dar nebuvo atidaryta, tai dėl to mes ir neėjom. Tada antrą kartą bandėm, jau norėjom eiti, nes jau buvo atidaryta, bet buvo labai didžiulis vėjas ir mes neturėjom tinkamų rūbų. Na ir dabar jau turim rūbus pasiėmę ir dabar bandysim jau kopti eiti tenai. Tai šis turas žygis yra nuo mūsų namų 2,5 valandos važiuoti. Tai liko jau tik tais apie 40 minučių. Ne, tai jeigu tiksliau, tai praeitą kartą, šį kartą esam jau apsivilkę tuos rūbus realiai. Ja. Ir įsidėjome dar ir striukę, aš įsidėjau dar kepurę dėl viso pikto ir pirštinės. Šiaip važiuojant, oras yra labai gražus, saulė šviečia, labai šilta, 19 matau mašinai rodo, lauko temperatūra. Tai šiaip labai šilta, atrodo, kad reikėtų gal šortų netgi, bet nuvažiuosim tenai, ten bus aukščiau ir tenais, kadangi yra plika atvira vieta, tai tenais nėra jokios užuovėjos. Absoliučiai plika ir vėjas pučia kiek begali. Tai dėl to, ten šortų kažin ar prireiks, tai esam su kelnėm ir sakau, ir striukė ir visa šilta amunicija. Rėjų irgi vežėmės kartu. Dabar aišku pasislėpęs nepasislėpęs, guli gražiai iš tikrųjų, kol kas tikrai gražiai. Uždėjom vėl šitą saugumo liemenę. Ir iš tikrųjų tikrai geriau jaučiasi su ta liemenė. Ir žiūriu, pats noriai užsivelka. Buvo čia kažkurią dieną vėjas pakilęs. Namuose, kai buvom, pakilo vėjas, nes artėjo stipresnis lietus. Tai žiūriu, Rėjus jau pradėjo šiek tiek nerimauti nuo to vėjo. Nes vis žiūri į langą ir taip bėga iš vienos pusės į kitą kambarį, kažkur ieško, kur pasislėpti. Ir parodžiau aš jam tą liemenę, sakau, ateik, užsivilksim ir iškart atbėgo. Užsivilkom tą liemenę ir tada atsigulė ramiai ir gulėjo. Tai iš tikrųjų, man atrodo, tikrai tą liemenę veikia. Gerai, važiuojam tada į šitą žygį ir tada prisijungsim jau nuo žygio, manau. Tai jau pradedam šitą žygį, šitą Snøhytą, ar Snøhytą, kaip šitam regione sako. Tai iš tikrųjų šį kartą oras labai palankus ir realiai nėra net vėjo kažkokio didesnio. Tai realiai galėtum ateiti iš tikrųjų ir su šortais ir trumpom rankovėm. Tai kas labai keista, nes praeitą kartą, kai buvom, tai buvo tikrai nežmoniškas vėjas ir aš jau ten sakyčiau, reikia net ir slidinėjimo kelnių, kurių neprapučia. Nes buvo tikrai ir vėjas ir tas labai didelis vėjas. O va šiandien šiek tiek vėjo yra, bet jisai tikrai netoks. Ir sakau, kad visai kitą aprangą būtų galimai. Tai jeigu būtų toks vėjas
praeitą kartą, būtumėm tikrai nesisukę atgal. Tai va dabar einam iki ten kažkur. Ir dar man atrodo už to kalno šiek tiek reikia. Ir tenai tada bus šitas namukas. Ir galėsim iš ten pažiūrėti vaizdą. Tai jau baigiam savo turą ir jau esam mašinai, važiuojam link namų. Ir turas iš tikrųjų nebuvo sunkus, ne? Ne.
Tik tiek, kad į viršų, tai kažkiek pompos biškį gauna, bet šiaip tai nebuvo sunkus, ten takelis gražus padarytas, ten tikrai galima ir su vežimais, ir su labai daug šunų buvo, labai daug šunų su šunim. Tai nuėjome iki to namelio, ten labai gražu padaryta, galima ir pasėdėti, ir tas langas didelis gražus. Ten dar buvo pora darbuotojų, kurios pasakojo apie visą tą regioną. Ir dar kartu buvo kamera, jų darbuotojų ten kamera, kuri atsukta į lauką ir iš tikrųjų filmuoja gyvūnus, kurie, reikia vadinasi, muskus. Ir pasirodo, aš nežinau, kaip lietuviškai vadinasi, pas mus tikrai tokių nėra gyvūnų. Tikriausiai, ne? Tai pasirodo vadinasi avijautis jisai. Tai ten kaip tik filmavo ir pamatėm tuos trys buvo šitie avijaučiai ir sakė, jie yra labai labai baikštus, tai juos stebėjo. Ir po to užkilom nuo to namuko, yra dar šiek tiek palipti aukštyn ir ten tada užlipom ir pamatėm visą grožį aplinkui, kaip panoramą gali pavadinti. Tiesiog labai gražus vaizdas, tai pasėdėjom. Tiesiog sėdi ir žiūri į gamtą, tiesiai į gamtą. Labai gražu buvo, ne? Tu sakyk, paskui žmonės sakys, kad nekalbė. Vertėjo. Iš trečią kartą pavyko, reiks grįžti. Dar grįžim. Bet iš tikrųjų, trečią kartą važiavom į šitą žygį. Kas su oru, tai man labai tas kažkaip keista. Kai 2 kartus buvo didžiulis vėjas ir šalta buvo, o šį kartą pradėjom realiai žygį, buvo saulė ir vėjas labai labai minimalus. Tai buvo galima eiti tikrai net ir su šortais ir trumpom rankovėm. O grįžtant užplaukė debesis, pradėjo lašnot ir užėjo didelis vėjas. Ir jau buvo vėjas ir jau reikėjo net striuką. Tai ant kiek iš tikrųjų ta gamta įdomi ir kad šitaip gali pasikeisti greitai laikas, oras. Tai tas labai 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 įdomi. Tai iš tikrųjų turi pasiruošęs būti visokių rūbų vos, ne? Tai jau važiuojam namo, liko apie valandą laiko. Pavargę. Sekmadienis. Ir iš tikrųjų artėja kažkokia mini audra pagal orų prognozes. Tai jau gerai, kad ir būsim namuose. Tai manau, kad čia ir atsisveikinsim, nes noriu šitą filmuką ir padaryti būtent kelionės filmuką, o ne tą kasdienį vlogą. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Pakomentuokit, jeigu jums patinka žiūrėti keliones po Norvegiją. Ir prenumeruokit šį kanalą. Ir ačiū tada, kad žiūrėjot. Prenumeruokit čia. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam filmuke. Iki.